rekuperatorius ir rekuperacinė sistema. Tai šituo atveju rekuperatorius yra pakankamai galingas vokiškas Zentner gamintojo įrenginys, pajungtas su garso slopintuvais ir išvesti lauko vadinamoji trasa išvesta apšiltintais pūsto polistirolio ortakiais, kas apsaugo nuo kondensato susidarimo tikimybės. Tai iš esmės, ką apie pačią rekuperaciją reikėtų žinoti, čia šitoj vietoje yra atskiras išvestas lubos į lauką gartraukiui, atskirtas nuo rekuperacinės sistemos gartraukio išmetimas, o pas rekuperatorius iš esmės tai šiek tiek parodysiu apie tą patį valdymą, bet galima naudoti automatinį režimą, kur jisai pats pagal laikmetį, pagal ar žiema ar vasara jisai pasireguliuoja tą oro padavimo ištraukimo intensyvumą. Aišku, galima tai valdyti ir pačiam individualiai. Apie patį rekuperatorių, sakykime, yra toks dalykas, kad vasarą, kada daug atidarinėjom langus, duris, jo veikimas nėra toks efektyvus, net jį išjungus galima sakyti, kad nebus kažkokių problemų, nesikondensuos kažkiek drėgmė ant langų, neatsiras kažkoks pelėsis ar panašiai, tik tiek, kad blogi kvapai ilgiau užsilaikys namuose, nebus tiek šviežio oro, tarkim naktį miegant, jeigu langai uždaryti ir panašiai. O kada yra šaltasis metų laikas, tai ypatingai svarbus įrenginys ir rekomenduočiau bent jau pirmais metais, pirmą žiemą, pirmą ar netgi ir antrą žiemą pasižiūrėti situaciją, ar ant minimalaus režimo, ant vidutinio, ar ant galingiausio, pasižiūrėti, kuris režimas yra jums priimtiniausias jūsų namui, nes gali būti, kad individualiai labai nuo namo priklauso, nuo namo ploto, nuo gyventojų skaičius ir nuo nežinau, kiek daug gaminama, kiek drėgmės susidaroma, kiek dažnai dušą einama ir taip toliau, kad nesikondensuotų drėgmė ant langų, nebėgtų tas vanduo ant žemės, negadintų grindjuosčių, grindų, neatsirastų pelėsis ir taip toliau, kad jausmas būtų geras dėl šviežaus oro, kad namie būtų malonu, gaivu, tas oras, kaip sakant, nebūtų, kad natūraliai norėtum pravėdinti, atidaryti langus, bet visą laiką gaivus, geras oras, tai pasigaunant tą reikiamą intensyvumą. O šiaip rekomenduočiau visus metus bent jau ant minimalaus režimo laikyti jungtą, absoliučiai kiaurus metus, žiemos metu, arba jeigu yra daugiau žmonių, svečių, kažkoks vakarėlis, kažkas, tai ant vidutinio lygio ar net ant galingiausio, nes irgi dėl to pačio kondensato, dėl gaivaus oro ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės valdymas toks pagal save, rekomenduočiau visą laiką, kad būtų jungta, galingumas pagal situaciją, pagal laikmetį, pasižiūrėti kaip patiem geriau ir tiek žinių. Bet šiaip tokios praktikos, jisai pats įrenginys daug elektros nenaudoja, tai nerekomenduoju labai čia taupyti, išjunginėti ten dienos metu ir tik vakarais įjungti ir panašiai. Tikrai daug nesutaupysit elektros, ant mažiausio našumo tikrai galima visą laiką būti jungus ir ten gerai ištestuota, išbandyta ir mano paties ten visą, tarkim, parą išjungti, žiūrėti, kiek elektros išnaudojom, lyginant su diena, kada rekuperatorius veikia, pavyzdžiui, vidutinio galingumo visą parą. Tai tas skirtumas tiek nedidelis, kad tikrai neverta taupyti šitoje vietoje. Tai va, o dėl pačio, sakykime, ką naudotojas turėtų, ką jisai turėtų žinoti ir kaip reikėtų prižiūrėti. Tai pagrindinis dalykas yra filtrų keitimas. Iš esmės tai yra pagrindinis toksai priežiūros aspektas, visa kita gali būti nebent kažkokie tai mechaniniai gedimai,
kurių jau pats naudotojas neišspręs, reikės jau kviesti specialistus. Tai jeigu mes norim keisti filtrus, tai dažniausiai visose rekuperatoriuose kas pusę metų skydelis arba appsas parodo, kad jau laikas keisti filtrus ir tada filtrus keičiame, užsisakome jas tiesiog kad ir internetu pagal rekuperatoriaus modelį. Tai čia kaip pavyzdys Zentneris Comfo Air Q 350, čia yra modelis. Tai užsisakom filtrus, jos pasikeičiam ir toliau puikiai aparatas dirba, vėl praeina pusmetis, vėl pasikeičiam. Jeigu matom, kad po pusės metų filtras labai stipriai buvo užsinešęs, tai atkreipiame tai dėmesį, ypač vasarą, kada laukia daugiau dulkių, žiedadulkių ir visokių vabzdžių. Tada galima pasikeisti ir kas 3-4 mėnesius tiesiog turėsit kokybiškesnį orą namuose. Daugiau galvoju, galėsiu toj pat parodyti dėl filtrų keitimo, kaip yra būtent su šito įrenginiu, kaip tai yra daroma. Šitas įrenginys šitam objekte turi ant sienos valdiklį, kuris išmeta filtrų keitimo klaidą arba bet kokią kitokią klaidą išmeta, jeigu kažkoks tai yra, nežinau, defektas ar kas atsiradę. O taip pat ant sienos esančio valdiklio galim intensyvumą pasireguliuoti, tokius pagrindinius esminius parametrus galima pasikeisti. O ant pačio šito įrenginio, šitoj vietoje yra skydelis valdymo, tai jisai yra informatyvesnis, daugiau galima viską nustatyti. Tai trumpai, sakykime, parodysiu tuoj. Ir aišku, galima pasižiūrėti manualą, pasinagrinėti, išsiaiškinti visas funkcijas, kokias jisai turi, bet pagrindinės pabandysiu parodyti, aptarti. Tai kaip ir taip, dabar pereinam prie pačio valdymo skydelio ir filtrų keitimo, kaip tai darosi. Taip, tai dabar pats šitas skydelis atsidaro tiesiog šitaip. Kada mes turim, yra jau, sakykime, išmesta klaida, kad reikia keisti filtrus, viską darome pagal šito ekranėlio nurodymus. Čia dabar tiksliai nepasakysiu, bet maždaug bus taip, kad keičiu filtrus, jas paspausti reikės ekraniukę ir tada tenais žingsniais rodys, ką reikia daryti tenais. Pats įrenginys, kadangi pagal taisyklės keisti filtrus reikia jį išjungus, tai šitas ekranas rodys kiekvieną žingsnį, ką daryti keičiant, ir jisai jį automatiškai išjungs, kada reikia, ir įjungs po to, kada reikia, tai jums realiai nieko nereikia daryti, tiesiog vadovautis nurodymais ekranėlyje. Čia yra, čia dangtelis, tiesiog nuimsiu, čia yra vienas filtras, kuris jau to į namą paduodamo oro ir ištraukiamo. O čia yra lauko oro. Taip, tai va tokie dalykai, o dabar su pačiu, sakykime, ekranėliu, tai dabar yra paleistas automatinis režimas, rodo iš lauko paimamas oras 13 laipsnių, į patalpas 21 laipsnis paduodamas. Tai automatinis režimas numatęs, kad iš 3 galingumo opcijų dabar yra 2 iš 3, tai 2/3 viso galingumo dabar naudojama. Iš principo rekomenduoju palikti ant automatinio režimo ir viskas. Ir jisai pats pasižiūrės pagal oro temperatūrą, pagal tai, kas aktualu, padidins srautą, pamažins srautą. Ir tiek, jeigu matot, kad oro trūksta, galite tada rankiniu būdu padidinti našumą iki 3. Tai čia, man atrodo, taip yra. Manualas, tai čia dabar ant 3 pasileidžiu, arba susimažinu iki 2 ir iki 1. Vėl čia padidinau. Žodžiu, tai iki 1. Bet grįžtu. Taip. Shift Basic Auto.
Aha, grįžome į auto. Tai va tokie, sakykime, esminiai paprasti nustatymai. Visa kita manualė, žiūrėt, jeigu kažkokiu tai norisi daugiau gilesnių žinių, valdymo galimybių, tai jau rekomenduočiau ten pasigilinti. Dar jeigu prabėgti pro meniu, galim pasižiūrėti task meniu, tai čia auto režimas arba manualas, rankinis galima čia pasileisti, tada yra boost funkcija, kad kažkokį tai laikmetį, tarkim valandą arba 2, suintensyvinti stipriai našumą, tai čia toks kaip namų išvedinimas, tada subalansuotas oro padavimas, ištraukimas, arba tik tiekti orą, arba tik ištraukti. Neįsivaizduoju čia tokio labai poreikio, kada galėtų reikėti. Away režimas, jeigu ten, nežinau, išvykstam atostogų, kad minimaliai veiktų, bet labai mažai elektros energijos naudotų. Temperatūros profilis, tai čia galima nusistatyti, kokį orą tiekti į namą, tai vasaros žiemos metu aktualu, bet jeigu ant auto turim, tai jis pats nureguliuoja. Laikmatis, čia kaip buvau minėjęs, tai kada mes norim tam tikrom valandom pakeisti našumą. Ir bypass funkcija, šita labai svarbi, tai automatinis gali būti, arba deaktyvuoti. Tai bypass reiškia, kad rekuperatorius nakties metu traukdamas lauko orą, jo temperatūros nekeičia nei teno pagalba, nei, sakykime, tas visas rekuperatorius šilumokaitis, kuris atlieka tą funkciją, kad jeigu iš lauko mes gaunam vėsų orą, tai iš vidaus traukiamas šiltas oras, jisai pašildo tą lauko orą ir tokiu atveju, kaip pasakyti, mes nevėsiname namų, neįkvojam šilumos. Bet vasaros metu tas bypassas labai aktualus, nes naktį būna daug vėsiau, tai kada aktyvuotas bypassas, tai gaunasi, kad iš lauko imamas vėsus oras nėra pašildomas iš vidaus traukiamo oro į lauką ir jis tiesiogiai yra paduodamas tas vėsus oras į patalpas. Tai mes gaunam tokį papildomą vėsinimą vasaros metu naktimis rekuperatoriaus pagalba. Tai tas bypassas irgi šiaip geras, ne visi rekuperatoriai turi, tai galima tikrai naudotis. Taip pat galima pasižiūrėti, čia statusas nieko aktualaus, filtrai, galima filtro statusą pažiūrėti, tai keistimas sekantis už 101 dienos. Taip. Ir viskas, čia daugiau iš tikrųjų neverta nieko reguliuoti, viskas jau montuotojo bus suprogramuota, tai jums tiesiog tokį pasireguliavimą dėl savęs, kas aktualu, viską papasakau, tai to pilnai turėtų užtekti. Tai sėkmės.